praeina gyvenimai, baigęs marai ir karai. Amžini tik šios vasaros demeniškių vakarai. Tos delčios ir pilnatys bestraigiškės danguje. Gal tai, ko mes ieškome kiekvienam žmoguje, nelyg išsipildymų to, kas nutiks gerai. Pripildykit širdis mums demeniškių vakarai. Nelyg išsipildymų to, kas nutiks gerai. Pripildykit širdis mums demeniškių vakarai. Šia gražia daina birželio 5-ąją prie restauruoto Povilo Višinskio memorialinio muziejaus Ušnėnuose prasidėjo tradicinė Žemaitės literatūrinės premijos laureato pagerbimo šventė. Premija paskirta rašytojui Romui Sadauskui už eseistinį romaną Gyvenimas prie Vieškeluko. Laureatų įvardinę juostą užrišo Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis ir švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Aldis Krutkevičius. Nesu tokių dalykų šlepintas, todėl šiek tiek susijaudinau. Dar gerai, kad pro storas Rašytojų sąjungos rūmų sienas prasisunkė žinios apie ketinimą mane užganėdinti. Tiek apie jausmus, o mintys tebesvarstau, už ką mane myli tos Žemaitijos didmoteris – Evė, Julija, Ragana, Pelėda. Prieš 30 metų už romaną Žerėnų papartis gavau Ievos Simonaitytės premiją. O prieš 50 Vilniaus universitete laimėjau jaunųjų litkritikų konkursą, parašęs apie Šatrijos Raganą ir Lazdynų Pelėdą. Tada docentas Adolfas Sprindis man pranašavo šviesią literatūros kritiko ateitį. Gerai, kad tos pranašystės nesipildė. Kai mes užmiegame nusiplūkę, užvėrė kas savo akis ir duris, ilsisi ir jis, demeniškių Vieškelukas, per dieną nuvaikščiotas, nuvažinėtas, ilsisi ir jis. Kai mes sapnuojame būta, nebūta, gal net pavaitodamas kažkuris, sapnuoja jis mus. Amžinuosius rekrūtus sapnuoja ir jis. Kai lydi mus paskutinien kelionin, aklai uždarytus medinius karstus, lydi ir jis. Po ratais ir po kojomis lydi ir jis. Demeniškių Vieškelukas kantrus. Su kuogi jis liks, mus visus išlydėjęs. Tas viešas kelalis pademenų, nebent jo vaikščiotų rūpintojėlis, nusileidęs iš klevo prie mano namų. Laureatas sveikino rašytoją, Žemaitės literatūrinės premijos laureatė Birutė Jonuškaitė, literatūros kritikas Stasys Lipskis, žurnalistai Nijolė Petrušiūtė ir Bronislavas Klimašauskas bei kiti Romo Sadausko kūrybos gerbėjai. Šventės rėmėjai Lietuvos kultūros taryba ir rajono savivaldybė. Žemela, žeminėla, po viešpačio dangum, už duonų dėkavoju ir kad laikai žmogum, kad įkvėpei man dvasių, miškų ir ežerų, ir kad pamokei poterų po vakaro žarų, kad įkvėpei man dvasių, miškų ir ežerų, ir kad pamokei poterų po vakaro žarų.